Pastaruoju metu pastebiu tokią mane džiuginančią tendenciją, kad žmonės ateina mokytis anglų kalbos ne todėl, kad gyvenimas privertė, pavyzdžiui, dėl egzaminų arba darbo keitimo, o todėl, kad tiesiog nori ilgalaikėj perspektyvoj kažko pasiekti. Tarkime, prieš kokius 10-15 metų anglų kalbos mokėsi tik tie, kam ji buvo reikalinga dėl specifinių priežasčių. Dabargi, kai klausiu naujų mokinių, kokia jų motyvacija mokytis, daugelis net negali vienareikšmiškai atsakyti. Dažnai girdžiu tokį paaiškinimą, kad žmogus tiesiog ieško įdomaus ir naudingo hobio. Atsimenu, viena mokinė prisipažino, kad paskaičiavusi, kiek pinigų išleidžia kas mėnesį kažkokiems, atrodytų ne visai reikalingiems nagams, geriau investuotų tos pinigus į savo žinias. Ką ir padarė. Ir aš tuomet pagalvojau, vau, čia tai protinga. Ir žinokite, kuo toliau, tuo daugiau sutinku žmonių, kurie tiesiog ieško su kuo smagiai ir lengvai praktikuoti anglų kalbą. Niekur neskubant, su malonumu, be streso. Kam? Kad nors porą valandų per savaitę naudingai ir produktyviai leistų laiką. Nes jie žino, kad po metų, 2 tai duos pastebimus rezultatus, kas teigiamai paveiks jų gyvenimus. Juk visi jau supranta, kad anglų kalba pravers visur – ir kelionėse, ir darbe. Ir kaipgi man patinka toks požiūris, kai jūs mokotės ne iš prievolės jausmo, o dėl savęs, savo malonumui, savo naudai. O man kaip mokytojai belieka tik džiaugtis tokiais mokiniais. O dėl ko anglų kalbos mokotės jūs? Ar tai irgi yra jūsų hobis?